Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Labas rytas. Ir šiandien mes vėl sveikinamės su mano laidos partneriu Knopkiu, kuris atostogavo ir buvo prie jūros berods. Ar ne, Knopki? Kaip tau sekės? Aš tavęs pasiilgau, tu? Tikiuosi irgi. Taigi šiandien laidoje Duok labą susipažinsite ne su garsiu Lietuvoje žmogumi, o su garsiu šunimi. Taip, raudonplaukė pamestinukė Morka yra tikra įžymybė ir savo socialinėje paskyroje turi daugiau nei 4000 pasekėjų. Morka yra patyrusi per gyvenimą įvairiausių nuotykių, o kartą, kai su savo šeimininkais skrido į Jungtines Amerikos valstijas, dėl jos net buvo sustabdytas lėktuvas. Pažiūrėkite laidą, sužinosite, kaip iš pamestinukės Morka tapo tikra žvaigždė ir įžymybė, sužinosite labai daug jos nuotykių ir linkiu jums gero ryto. Šiandien laidoje pažintis su socialinio tinklapio įžymybe – stačiaausė ir raudonplaukė Morka. Sužinosite, kaip Morka tapo tikra interneto sensacija, dėl ko yra kviečiama į konferencijas ir kodėl skrendant į Ameriką dėl Morkos buvo sustabdytas lėktuvas, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Paprastai mūsų laidos herojus būna gerai žinomas bei lengvai gatvėje atpažįstamas žmogus ir netoks garsus jo keturkojis draugas. Šį kartą laidos Duok labas tradicijas laužome ir siūlome susipažinti su pakankamai gerai atpažįstamu šunimi Morka ir netokiais garsiais jo šeimininkais, bet apie viską nuo pradžių. Dabar jau oficialiai jums pristatome socialinio tinklapio Facebook įžymybę, prikaupusią daugiau nei 1500 gerbėjų armiją stačiaausę raudonplaukę Morką. Visgi būkim biedni, bet teisingi ir Morkos tikrai nebūtų, jeigu ne jos šeimininkai Vytė ir Tomas, bei dar ne visai į šeimininkų gretas įsirašęs Aistis. Štai šių trijų žmonių dėka Morka jau tapo tikra interneto sensacija, atpažįstama ir realiame gyvenime. Visgi, kaip netikėta, šios gražios draugystės ir sėkmės istorija prasidėjo internete. Morka atsirado pas mus, tai Vytė labai jinai buvo palaikinus Facebook'e daug visokių puslapių prieglaudų. Ir 5 koja yra tokia Kaune prieglauda. Įsidėjo Morkos nuotraukų su sesėm. Jos mažos buvo rastos turgui Saulėje ten kepančios. Pas laikinus globėjus kažkur išvežė prie Kernavės. Ir Vytė vieną dieną, antrą dieną man atsiunčia vis pakartotinai. Nu, aš supratau, kad... Ten buvo toksai labai ryžas nukelis toks įdėtas, Morkas, labai mielas. Ir, aš tiesiog, gal rimtų labai ketinimų neturėjau, taip jau konkrečiai turėti šunį, va dabar. Bet Mažas, Tomas kažkaip toksai, ilgai negalvojo, aš jam nusiunčiau nuorodą. Jisai grįžau namo po darbo, jisai sako, jau susitariau, rytoj pasiėmu. Bet nebuvo baisu parsinešti didelį šunį lyginant. Mes, kadangi nelabai nusimanėm daug apie šunis, tai mes pasiėmėm, taigi šuniuką. Bet draugai atėję mums labiau pasakė, pagal leteną, sakė, koks šuo bus. Bet jinai vidutinė vis tiek dydžio tokia užaugo. Pensininkai labai mus traukia per dantį, kad valgyti neduodam, nes tokia kuda. Po reklamos žiūrėkite. Sužinosite, kaip Morka tapo tikra interneto sensacija, dėl ko yra kviečiama į konferencijas ir kodėl skrendant į Ameriką dėl Morkos buvo sustabdytas lėktuvas, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Taigi taip netikėtai, teisininkės ir fotografo šeimoje apsigyveno šunelis Mirta. Tačiau oranžinė Mirta labai Morkas mėgo graužti, tad greitai ji buvo perkrikštyta ir Tomo bei Vytės namuose pradėjo šmirinėti Morka. Jauna pora prisipažįsta, kad vaikystėje jiems buvo tekę auginti tik žiurkėnų stiklainiuose. Tad apie šuns auginimą ir priežiūrą žinojo tik teoriškai. Ir tikrai dar mažiau tikėjosi, kad turguje, dėžėje, saulėje kepti paliktas šuniukas taps internetinio pasaulio įžymybė.
įžymybė. Nu bent jau Lietuvoje. Tiesa, tam, kad morka taptų garsia savam krašte, teko jai net už Atlanto nusibelsti. Nieko mes nesitikėjom, kai atsirado morkos tas puslapis, nes viskas vyko labai paprastai. Mes išvykom keliems mėnesiams žiemą į Ameriką, į New Yorką ir morką pasiėmėm su savim. Ir tiesiog, kai ten jau nuskridom, niekam iš draugų ar giminių nelabai kilo klausimas, kaip mums sekasi. Visi klausinėjo, kaip ten morka, kaip jai skrydis, ar ten nebaisu. Nu tai va, tai su ta mintim, kad labai jau ten savo profilių neapkrauti šuns nuotraukom ir nuotykiais, atsirado asmeninis morkos puslapis. Taip. Žalės valgyti. Kaip iš tiesų tada morkai sekėsi Amerikoje ir apskritai apie ką galvojot, kai važiavot su visų šuniu į Ameriką? Galvojom apie tai, kad jeigu jau turim, tai vadinasi jau reikia ir gyventi. Šeimos narys. Taip, ir šeimos narys ir reikia keliauti kartu. Pilnavertis šeimos narys ir mes tengiamės bent jau visur nusivežti ir nu kažkaip palikti kažkam, aišku, yra kam palikti, norinčių labai daug, mes pastoji sako, jeigu reiks kažkur kažkada palikti, tai atveškit morką, mes pažiūrėsim, žinai. Naujai iškepti morkos šeimininkai tuomet net neįsivaizdavo, su kokiomis kliūtimis teks susidurti, norint naują šeimos narį kartu į kelionę pasiimti. Pasirodo, noro čia nepakanka. Pirmiausia, reikia pradėti nuo bilietų šuniui, o jau tada galvoti, kaip pačiam į lėktuvą prasibrauti. Įdomumas tas, kad tu pirmiausiai turi rezervuoti vietą šuniui, nes jeigu šiaip, nes ten turi patikrinti, ar yra vietos, kadangi skrydžiai jungiamieji, tai po poros dienų gauni patvirtinimą, kad yra vietos šuniui, tada tik pats gali pirkti bilietą, žinai. Tai va, ir ten mėno karantinas, nu ir ką, ir išskridom mes į New Yorką. Tiesa, tik klausant atrodo lengva keliauti su keturkoju, o iš tiesų kelionė su augintiniu į kitą šalį prasidėti gali ir pusmečių anksčiau nei planuojate išvykti. Anot pašnekovų, augintinių laukia krūva skiepų, sveikatos patikrinimų ir begalės reikalavimų, kuriuos būtina įgyvendinti, norint ne tik skristi, bet dar ir į svečią šalį patekti. Tačiau kai noras yra, atsiras ir galimybės. Taigi po ilgo pasiruošimo prasideda morkos kelionė į Jungtines Amerikos valstijas. Vilniaus oro uoste ten buvo toks nutikimas ne visai linksmas. Mes laukiam iki paskutinės akimirkos, kada morką atiduot, kad kuo ilgiau su ją pabūt. Su narvu tuo ir jinai ją pridavėm ir darbuotojas oro uosto ją nuleido iš tokio, nu kaip antro aukščio, žinai, eskalatorium. To bendru diržu bagažo. Jo, ir kur ten, žinai, rieda, čiuožia viskas, taip žemyn pakankamai stačiai. O turėjo jis per su papildomu liftu, žinai, kur ypatingiam kroviniam. Ir išsitaškė narvas, sulūžo narvas, ratai ten nulūžo, girdim per raciją, tik tai rėkia iš apačios ten, kad visas racijos skamba, šuo bagažas skydžiui laksto, žinai. Tai sustabdė lėktuvą, ten kelias minutės dėl mūsų, mes tą narvą apvyniojam ten visokiais ten kardonais, žinai, ir celofanais, nu ir ten nuskrido, bet kai paėmėm New York'e, tai kaip niekur nieko, tokie tipo išlindo, nu ką, varom. Žvitri, žingeidi ir visur savo raudoną snukutį kaišiojantį morką, anot pašnekovų, svajonių šalimi buvo labai patenkinta. Ir kur nebus, juk Amerika aukso kasykla ne tik gero gyvenimo ištroškusiems, bet ir jų keturkojams augintiniams. Morkai iš tikrųjų ypatingai patiko New York'e ir po to buvo depresija, kai grįžom namo, nes ten iš tikrųjų yra šunų rojus. Jie turi daugybę parkelių pritaikytų specialiai šunims, kur gali lakstyti. Jo, ten susirenka, žinai, ten dideli ir maži. Pavyzdžiui, netgi tam centriniam parke ir visuose kitose parkuose, kur yra šiaip New York'e, irgi nėra labai jau mažai. Oficialiai galima, man atrodo, iki 8 ryto šunis, iki 9 paleisti šunis. Tau vaikšto, nieks nieko nesakys. Vat įsivaizduokit, Sereikiškių parke, ne, ten, arba bet kokiam parke, tu paleidi ir šunis laksto ir vaikšto ten žmonės ir su vaikais ir visa kita. Ir niekam ten nekyla minčių, kad ten kažkas, žinai, kažką ar užpuls ar panašiai. Susirenka daug šunų, visi dūksta ten, šeimininkai irgi tokie. Mes netgi būtų ieškojom New York'e išsinuomoti, kad morkai būtų patogu lakstyti parkuose. Jo, tai
Žodžiu, bet labai juokingas buvo, vienas buto savininkas norėjo patikrinti, ar morkos nagai negarsiai tuksena į grindis, kad kaimynai jam netrukdytų, kai jinai vaikšto. Morkos nuotykiai Amerikoje buvo itin geras startas karjerai internete. Vos atsiradęs šuns profilis per kelias dienas sulaukė 100 patinka paspaudimų, o apie ją pradėjo rašyti internetiniai Lietuvos puslapiai. Tiesa, net ir parsiradus namo į gimtą kraštą, populiarumas neblėso ir netgi pastebimai ėmė augti. Gerbėjų būrys didėjo, o pati Morka, laisvai bėginėjanti po Vilnių, tapo atpažįstama tiesiog gatvėje. Aš tai jos nerišu, Vytė kartais pyksta ant manęs, bet man patinka auklėti žmonės, žinai. Nes daug žmonių, jie iš vis bijo ten tų šunų, ten net neįsivaizduoja, žinai. Tai taip kažkaip visai įdomu pabendrauti tai žmonėm, jie pamato, žinai, kad viskas čia normaliai yra. Nu, aišku, žinai, yra dvi pusė čia tokia nuomonė, bet aš manau, kad jinai suteikia daugiau gerų emocijų negu problemų žmonėm vaikštama be pavadžio. Šiaip tai Morka, pasak jos šeimininkų, tikrai yra paklusnus šuo. Net ir nepririšta prie pavadžio žino pagrindinės komandas. Eiti greta, stovėti, sėdėti, juk kaip ten bebūtų žvaigždė, tai ji, Morka. Dabar čia kažkada juokėmės, kad kai atsirado Morka, tai jeigu kažkur keliaudavom, tai būdavo mūsų keli daiktai ir Morkos lova, bliūdai, maistas, žaislai. Dabar, kai kažkur keliaujam, aido yra krūva, kalnas daiktų, o Morkai net kartais net ir maisto pamiršti paimti. Tačiau, kaip matote, badu Morka tikrai nemiršta. Komunikabilumo jai galėtų pavydėti bet kas. Ji greitai prisistato prie smaližiaujančių poilsiautojų parke, o ir patys vaišintojai irgi nesiskundžia galimybę pavaišinti jau tikrą interneto žvaigždė tapusi šunį. Buvom čia, pavyzdžiui, Roko naktis Galapagaitėje, ne, ten kelias paras vyksta. Mes ją net neršim, mes paleidžiam ir tarp tų tūkstančių žmonių vaikšto. Eina prie scenos, buvo užsilipus pas tos, kur ten garsą reguliuoja. Ten tie, žinai, visą dieną jie tam koncerte sėdi, tai ten pasigalgyt gauna ten iš jų. Bet taip. Visą laiką rasi po stalais. Jo, rasi prie dešrelių arba šašlaiko Morką, tai. Bet, jinai pati profilaktiškai atbėga, apsižiūri, mūsų susiranda, ar mes esam ir... Norintiems pažinti Morką realiame gyvenime, sėkmė gali nusišypsoti bet kada ir bet kur. Vytė ir Tomas nebijo jos vestis net ir į visai šunims nepritaikytas vietas. Pašnekovai neslėpia džiaugsmo, jog vis daugiau viešųjų įstaigų šeimininkų ir darbuotojų tampa pakantus keturkojams ir isteriškai nepradeda klykti, kad jų ofiso ar kavinės duris praveria keturkojai. Tai jūs ją sutiksit ten ir kokioj kavinėje, ir knyginė, ir vaikų parduotuvėse žaislų irgi įsileidžia. Bet kur, netgi čia prekybos centrą buvau nustempęs į telefonų ten saloną. Ja, šiaip man buvo eksperimentas toks. Nuveisim į tą telefonų saloną, žinai, ir apsauga ar atbėgs ar ne. Tai neatėjo. Vytė ir Tomas juokauja, jo kartais turėti Morką šalia netgi labai apsimoka. Jis sugeba uodegą išvizginti ne vieną nuolaidą. Taigi tai dar vienas įrodymas, kad Morka žvaigždė. Juk nepaslaptis, kad daugelis viso pasaulio ekrano ir scenos garsenybių maudosi dovanų ir nuolaidų jūroje, o jų apsilankimas kokiame nors renginyje garantuoja žiniasklaidos dėmesį ir nemokamą reklamą. Na, Morka dar tiek neužgyveno, tačiau susitaupyti maistui jau seniai sugeba. Pirko Maidui kėdutę neseniai, baldų salone, ir pasirodo buvo Morkos fanė. Jo, tą pardavėją. Gavom gal 105 litų nuolaidą. Tai čia gal 20%, nu žiauriai didelę nuolaidą gavom. Tai sutaupė savo poros mėnesių maistą. O taip, kad būtų kliūtis Morka iš tikrųjų kažkur einant, ar Nu, gal keliaujant biškį reikia prisiderinti prie viešbučiuose, mes kai daug keliaujam, tai kad šunys leistų. Bet tai nėra problemos. Nidoj ten, Klaipėdoj, prie jūros, pilna ten. Jeigu net neleidžia su šunim, tai mes nuvadžiuojam arba parodom ten, kad viskas gerai. Pasižiūrė tą šunį, žinai, vis tiek individualiai sprendžia. Labai dėl kvapo klausia, jin kažkaip tokią specifinę kvapą neturi, tai ir problemų mažiau.
Apie savo patirtį, kaip šuniuką pirktą turguje padaryti žvaigždę, bent jau internete, Vytė ir Tomas jau skaito net paskaitas. Žinoma, tokie kvietimai būna nedažni, tačiau Morka mielai keliauja į įvairius susirinkimus, šmirinėja tarp susirinkusiųjų, o šeimininkai dalinasi savo patirtimi. Paskutiniu metu čia labai kažkaip visi rengia visokias konferencijas. Tai vieną kartą pakvietė mus VGTU paskaityti paskaitą tiesiog ten apie socialinius tinklus, ten kaip bendrauti, panašiai ir panašiai. Tada buvo ateities konferencija Mykolo Riomerio universitete. Ateities verslas 2013. Tai ten buvo visokių žymių ir žurnalistų, ir veikėjų, ir verslininkų, ir Morka irgi pakvietė. Nu, tai valandą laiko irgi skaitėm paskaitą, kaip ten Morka bendrauja. Nu, iš tikrųjų, net keista, žinai, pasakoti, bet žmonėm labai įdomu. Visi taip kažkaip labai priima tai kaip kažkokį netradicinį reikalą, nors mums tai čia, žinai, toks atrakcija, linksma. Kaip dabar, operatorių irgi nufotografavau, dabar jau labai daug ten vyksta diskusijų, kad filmuoja Morka. Kągi, Morkos profilyje teko, kaip matote, jau pabuvoti ir mums. Nesuklysiu sakydama, kad taip greitai dar ne viena viešųjų ryšių agentūra neišplatino nė vieno pranešimo ir vargu bau, ar jis sulaukė tiek dėmesio. Dėmesio sulaukė ir Morkos kvietimai kitiems šunims susibėgti ir kartu praleisti laiką. Tomas pasakoja, kad netyčia žiemą pradėti sekmadieniniai šuniukų sniego mūšiai taip išpopuliarėjo, jog būna dienų, kai pasivoliuoti sniege susirenka 10 įvairiausio dydžio ir plauko keturkojų. Yra čia Vilniui tų šunų aikštelių, bet... Bet jos tokios apgailėtinos būklės. Dažnai ten yra keletą, žinom, tai ten visokių ten paauglių ten pilna, visko primėtyta ir toks ten net, nežinau, kažkaip ne visai patogiai padaryta, kad žmonės patys ten nesirenka ir gaunasi, kad tada ieškai kažkur, kur patogiau. Nu, tai randam ten tokių neoficialių šunų lakstymo vietų, ten susitinkam daug žmonių. Šiaip įdomus dalykas, kad žinai beveik visų šunų vardus, bet šeimininkų vardų nežinai. Ir visi taip. Ir jau atrodo draugai tokie geri, porą metų susitinki. Nu ir būdavo taip problema kartais, reikia palakstyti, žinai. Tai parašai ten, varam kažkur palakstyti kartu. Nu ir paskiau tokią tradiciją įvedėm, žiemą ypatingai. Kai ir žmonėm ten šalta išlyst norisi, sekmadieniais tokį šunų sniego mūšį darydom. Tai vieną kartą buvo tie 3-5 šunys netgi. Tai labai įdomu. Ir ne vienam šeimininkui padėjom, nes sako, šuo pradėjo bendrauti su šunim ir sako, mažiau problemų. Netoks piktas, netoks ten agresyvus ir panašiai. Šiandien Morkos šeimininkai ne tik subūrė jau turinčius namų šuniukus į vieną krūvą, bet ir stengiasi surasti namus dar neturintiems. Tomas šypteri, kad namų pamestinukams ieško visai iš savanaudiškų paskatų. Juk padarius gerą darbą, pasijunti gerokai geriau ir pats. Tad dėl šio gero jausmo internete nuolatos galima išvysti Morkos prašymų padėti pasiklydusiems ar nerandantiems namų beglobiams gyvūnams. Toks irgi natūralus kaip ir dalykas, nes pats pagalvoji, kad jeigu Morka, pavyzdžiui, pasimestų, taigi būtų be proto liūdna. Ir labai norėtųsi, kad kažkas ar paskambintų, ar praneštų, ar priglaustų galų gale, jeigu jinai viena blaškytųsi. Tai ir stengiamės surasti ir to labiau namus. Iš prieglaudų irgi tu matai pati Morka iš ten tos prieglaudos ir žinai, kad, kažkaip, taip jautiesi, kad tai yra kažkiek ir tavo, žinai, pareiga. Tu, žinai, dėkingas, kad tai prieglaudai priglaudė kažkas šunį, kurį rado ten pamestą ir tu radai, žinai, ir tavo šeima yra laiminga dabar. Tai norisi ir iš tikrųjų radom keletą šunų ir paėmėm ir palaikom porą dienų namie. Morka būna tokia apakus, aišku. Bet atrandam laikinus šeimininkus kažkokius, atradom ir normalius namus, ten džiaugiasi žmonės. Tai Na, o dabar prašome suklusti tuos, kurių namuose gyvena panašus į Morką priglausti keturkojai gyvūnai. Šis pranešimas gali būti skirtas būtent jums. Iš tikrųjų, nelabai daug žinom, bandėme čia
išieškoti, kur kitos atsidūrė, bet... Nu, reikia gal rimčiau jo pasidomėti, nes viena sesė buvo kopija morkos. Visiškai identiška. Bent jau ten, kur mažos tokios nuotrauko atradom. Tai kopija visiška. Nu, tai būtų labai įdomu iš tikrųjų. Tai, reiks paaiškinti. Dabar morkos broliai seseriai žiūri, tai gali skambinti. Jo, tegul parašo morkos puslapyje, padarysim susitikimą. Giminės susitikimą. Jo. Morką mes beje paėmėm iš šalia Kernavės, iš Mergina Giedrė. Iš merginos Giedrės. Tai jeigu jūs turit iš ten paėmę šuniukų, tai labai lauksim žinių. O kol laukiame žinių, pabandykime bent vieną morkos nuodėmę ištraukti į dienos šviesą. Sunku patikėti, kad toks komunikabilus šuo nėra pabėgęs, nuklydęs ar šiaip prisidirbęs. Morka tai pati labiau bijo pasimest, negu mes bijom, kad jinai pasimest. Jin tokia matyt nuo vaikystės likus jai trauma, vat, kai pametė ją, kad tai jinai tokia labai mus pati saugo ir nepabėga toli. Yra sugraužus vieną batą, bet iš ten gilaus liūdesio jau buvo, tikrai buvo palikta labai ilgai. Čia dar Niujorke. Ir akinius vienus mano, bet ten dar kai maža visai buvo. Kažkaip, ar ten nukritai, ar aš nežinau. Nu, ne vietoj pasidėjai. Jo, ne vietoj pasidėjau. Nu ir kartais, žinai, pas mus salionė yra toks staliukas, toks vat, kaip tik jos aukščio. Ir ten vis tiek, žinai, palieki kokių sausainių, ten, žinai, ir eini miegot. Nu tai taip, negali pasakyti, kad dažnai ir negali palikti, bet kartais būna, kad taip. Jeigu jau labai skanaus. Jo, pasmaližiauji. Arba kokia lėkštė, ten tuščia palieki, pavalgiai, ką nors. Ir taip atsisėdi prie stalo, kur nors šalia dirbi, iš kito kambario, matai, kad taip eina aplink stalą, žinai, ir taip palaižo tą lėkštę, tipo. Taip. Bet tai iš esmės tai yra, na, tokios vienintelės nuodėmės. Taip. Jo, nu, nieko labai jau. Mat, kai sako, ten baltus ten sugraužia, ar ten sienų kampus, ten, žinai, kažkokius. Tai mes to džiaugsmo neturim, ačiū Dievui. Akivaizdu, kad šio šuns istorija dar tik prasideda, o jos visi nuotykiai tiesiogiai prieinami kiekvienam, kuris jau pažino internetą. Ką gali žinoti? Gal ateis laikas, kai Morka turės ir savo televizijos laidą. Juk tai būna su tom žvaigždėm, tiesa? Su Morka šiandien atsisveikiname, o jūsų, mėly žiūrovai, laukia gražiausio šuns konkursas. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžio yra jūsų šuo, Duok labas skelbia gražiausio šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg Canis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso. Dalyvaukite. Dėkoju, kad žiūrėjote mūsų laidą. Iš tikrųjų, mes su Knopkiu labai jums dėkojame. Knopkį, aš manau, mes dabar eisim į turgų, gal nusipirksim šviežių braškių, ar ne? O jums linkiu gero sekmadienio ir būtinai žiūrėkite mus vėl po savaitės sekmadienį 8 val. Ryto per BTV. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.